Yra. Einam? Alio. Gavau skaičiukus. Gerai. Kai paimsi paskambink, pasakysiu, kur nuvežti. Taip, čia parašyta, kad tyrimas baigtas. Pinigai neturi jokio ryšio su nusikalstama veikla. Gaila, kad toks nesusipratimas įvyko. Kas nedirbo, tas neklysta. Kur jūsų prašymas? Taip. Prašymas. Pinigų kilmė įrodantis dokumentai. Gerai, kad iki teismo nenuėjo. Kur sąskaitos numeris, į kurį pervest Va, pinigus? laikau rankoje. Sąskaitos numeris, rekvizitai, viskas surašyta. Ir čia jums. Nu, gal nereikia. Čia yra be kofeino, be cukraus. Jeigu be kofeino, tai gerai. Ačiū Jums už profesionalumą. Nereikia tada, gerai? O kada sulaukti pervedimo? Artimiausiu metu perėsi jūsų įmonės sąskaitą. Tai ką, viskas, tyrimas baigtas? Ačiū. Viso geriausio. Sudėjau. O, prašom, su šautuvu pirmenybė. Geras dienos. Šokoladas. Tu jiems 2 milijonus gražinai, o jie tau šokoladą. Tai pasivyk, paprašyk didesnio atlygio. Iš vis nieko nereikėjo išvimti. Išmesk. Aš rimtai išmesk, kad šokolado nevalgau.
Nu, kaip praėjo? Stepanai, viskas kaip iš natų. Sudėjo popierius į krūvą ir priėmė logišką sprendimą. Nu, tada, bet kaip tau pavyko Dovydaitytę suvaldyti? Gal tu turi kokį slaptį po stalu? Netgi tai? Ne, nu, pats supranti, yra įvairiausių būdų. Stepanai, kaip tarėmės, viską pervedu į tavo sąskaitą. Bet į tą sąskaitą. Žinau, į kurią. Bet žiūrėk, kaip gerai viskas gavosi, ir ne, bankas praveda pinigus. Pinigai švarūs, kilmė įrodyta, pasaka. Taip, bet kiek man nervų kainavo. Jo. Valaitis tai irgi nėra pigus advokatas, bet aš nesiskundžiu. Nežinau, kaip tau atsilyginti. Gal pašvenčiu. Būtinai. O kaip Virkutė? Sėdi, tyli. Tokia, nežinau, uodega pabrukusi. Va, tai. Jinai tave sodino, dabar tvoja. Karma. O, žiūrėk. Vakar prieš naktį perskaičiau tokį kinų filosofą. Ką tokį? Filosofą kinų. Labai prieš miegą gerai. Jis pasakė, pakėlęs akmenį, sutraiškysi savo koją. Nu, kažkas panašaus, supratai? Rinkis, Stepanai, rinkis. Viską apmoku. Grybai? Šviežus. Miško. Miško. Ar pievų. Miško. Rekomenduoju. Taip. O prekė kur? Tik gerai pasako, kaip buvo. O mašinos nieks nesiekė. Gerai, davai. Nu, būk sveikas, po antrą. Į sveikatą. Klausyk, kokią kartą apie investicijas reikėtų pakalbėti. Laisvai. Pinigų srautai krenta. Dvigubai, trigubai per visus metus. Tai ką, žmonės kalėjimuose narkotikų nebeperka? Gal ne taip tiesmukai. Atsiprašau. Aš nežinau, kas ten yra. Aš nežinau. Ten yra kažkas. Aš niekaip tik negaliu suprasti, kas ten yra. Bet aš išsiaiškinsiu. Išsiaiškink, būtinai. Būk sveikas. Būk sveikas. Nu, o kaip tavo asmeninis gyvenimas? Viskas puikiai, Stepan. Grįžtu namo, stalas
patiestas. Klausia kiekvieną kartą, kaip tau sekėsi. Žinai, toks rūpestis mano metuose, kaip palaima širdžiai. Pritariu. Žinai, vienatvė. Jinai yra toks bjaurus reikalas. Mane taip paima ir išlėta, taip graužia išlėta. Tai tu vis vienas. Nu, yra tokia moterį. Bet nežinau aš. Ar noriu ją įsipareigoti? Teisingai, Steponai, teisingai. Jeigu širdis tyliai palauk. Aš tokį graikų filosofą skaičiau, tai jisai sako, kad grožis akim, o protas širdžiai. Labai gerai pasakė. Ir dar jisai pasakė. Gal išgeriu? Išgeriu. Paskui aš tau dar papasakosiu. Jisai dar sako. Kas toks? Taip, klausau. Sveikas. Kaip sekasi? Susitikti? Tai ten, kur visada. Nu, tada aš kaip tik esu netoliese, visai netrukus galiu prieiti. Gerai. Einu. Pagarba kalėjimo departamentui. Sveikas. Sveikas. Nu tai pasako, kas nutiko? Nemalonus pokalbis. Nu, gal kaip nors iškęsiu. Pasakok. Nežinau, ką daryti su Šarkiu. Kas ne taip? Reikalai prastėja. Vėluoja tiekimas, prašo pinigų iš anksto. Ir dabar 120 000 pasiėmė, o mes likom be nieko. Tušti sėdim. Kas čia su juo pasidarė? Nežinau, kas pasidarė. Gal aptingo, kai pasiėmė 400 000 nuo to karto. Pala, aš net pasimečiu. 400 000. Na taip. Kada? Gegužės mėnesį. Čia tu padavei? Taip. Man sakė, kad 100. Ne. Visą žiemą, visą pavasarį, kiekvieną savaitę darėm vežimų sezonas. Visą žiemą. Kiekvieną savaitę. Taip. Man sakė, kas mėnesį. Melavo. O Čarkys. Nu, žiūrėk, kaip gražiai nukėlė mane nuo pinigų, apsistatė savai žmonėm, ne? Daro, ką nori. Stepai, tu turi perimti šitą verslą, supranti? Melavo. O Čarkys. Nu, žiūrėk, kaip gražiai nukėlė mane nuo pinigų, apsistatė savai žmonėm, ne? Daro, ką nori. Stepai, tu turi perimti šitą verslą, supranti? Šarkiu jau niekas nebepasitikė, o žmonės pradės ieškoti kitų tiekėjų. Aš jam turiu daug klausimų. Tu pirmą jį nuo manęs atkabink, o paskui jau spręs tos klausimus, gerai?
Ai, vat gyvatė užantį užsiauginau, gyvatė užantį. Susitvarkysi? Susitvarkysiu. Bet jaučiu šiandien tai prisigersiu. Gerai. 400 tūkstančių. Kas atsitiko? Einam pakalbėsim. Pagal fotkės atvažiavo, pasistatė mašiną, nuėjo atsidarė bagažinę, pys per galvą. Bet kas galėjo? Nu tu kas, taviškiai galėjo? Ką tu čia kalbėjai dabar? Ką kalbėjau, o tai kas daugiau? Tu galvo, ką aš nekėjai. Tai gal ten tavo tas žmogelis miške spektaklį suvaidino? Žiūrėk, Kraftai, čia yra tavo problemos, tu prisidirbai. Kas fotografavo vietą, ką? Nežinau. O aš žinau. Tas, kas siuntė koordinatės mano žmogui, tas nusintė ir kitam žmogui, o tas tave apvogė. Galvo, ką darysi. Sėdai įsižioja, visi feno laukia. Ką man jiems sakyti? Ką nors aš sugalvosiu. Tai tu gal greičiau galvok. Nėra laiko. Ir žiurkės išsigaudyk iš savo kiemo, gerai?